Tai taip prasideda mūsų kelionė. Latytė, vargšytė negali ramiai mieguoti, nori labai miegučio dar. O mes važiuojame į Joniškį, vežam Latytę ir tai, kas mums svarbiausia ir brangiausia. Dar brolio neturim kartu, tai Joniškį prigriebsim ir judėsim toliau. Oi, kaip skaniai nusižiovama. Brolis ateina, visi apsirengę sušalę. Jau Latytė džiaugias kažką savo pamatys, bet nesuprant, kad toj bus palikta. Deda daiktus į bagažniką ir judėsim toliau. Atvežėm pas mamą savo turtą. Ivariuks dar šmutkelės neš. Mes visada viską paliekam pas mamuką ir savo ramiai atostogaujam. Mūsų kelionytė jau prasideda su mini nuotykiais. Tai kadangi mūsų rankiniai bagažai viršyje svorį, nors mes šitą jau žinojom namie ir aš namie būnant norėjau užsakyti internetu papildomą svorį, nusipirkti. Ir mūsų skrydžiui nebeleido pasirinkti būtent šitam skrydžiui dapirkto svorio. Ir atvažiavome oro uostą ir sako, vis tiek jums dasipirkti tai reikia. Tik jisai kainuoja 2 gubai daugiau, negu būtumėt internetu sumokė. Tokios taisyklės. Tipo jau pusę paros iki skrydžio yra per vėlu pirkti svorį. Tai žodžiu, sumokėjom už vieną žmogų 30 eurų, tai už 3 žmonės 9 eurų išleidom jau kelioniai neprasidėjus. Mes gerai nusiteikę, žygiuojam jau į lėktuviuką ir ieškom, sėdėsim visi kartu 3 ir tarpiniam skrydį iki Danijos ir nuo Danijos ilgajam skrydį būsim kartu. Šiek tiek mažesnis lėktuvas, nes yra tik su 2 sėdynėm. O mes ieškom, einam į patį galą, kad būtų 3, nes visi 3 kartų būsim. Šį rytą, kaip labai retai pamatysi, labai gražus dangus. Tai laukiam, toj pradėsim kilti. Mūsų tarpinis skrydis Europoje. Tai iš Rygos į Kopenhagą. Danijoje turėsim 6,5 valandos palaukti. Ir po to jau mūsų išsvajotas skrydis į kitą Amerikos pusę. Iki Kopenhagos buvo skrydis 1:10 minučių gal. Ir kadangi mums dabar reikia laukti 5:40 minučių, tai dar net nėra parodyta nei iš kurių vartų, net realiai dar neaišku, ar terminalą nereikės kito pakeisti. Tai va. Dabar susirasim, kur atsisėsti, vyrai jau kažkur dairosi, nežinau, ko laukia ir beliks kantriai sulaukti. Ką jūs? O Kopenhaga, Kopenhaga. Tai brolis dabar paliktas yra su tašė, o mes judam su Ivariuku, einam ieškoti kavos, žodžiu pasivaikščiot, nes panašu, kad dienos žingsnių čia toli gražu 14 valandų lėktuvė sėdint neprižingsniuosim, tai turim dienos limitą šiandien susitvarkyti per tas 5 valandas. Aš norėdama pažingsniuoti, kad dienos žingsnių praeit einu paprastai takeliu, o Aivar simuliuoj ir taupa žingsnius ir einant judančią takelę. Čia Aiva nebėgimo takelis, kai tu turi arba skubėti, bėgti tipo. Bet netgi aš eidama paprastai greičiau judu negu jisai ant judančią taką. Aivariukas negali be kavytės, tai žodžiu mes čia susiradom oro uoste savitarną. Ir juoda kavytė kainuoja, grinai Aivaras visada geria tik amerikano, tai va šito 400 kronų, tai čia maždaug 5,5 eurų. Tai va dabar Aivaras bando pasigaminti. Aš vandens buteliuką lėktuvį išgėriau, tai kol kas nieko gerti nenori. Nori pinigų, prašo pinigų. Kažkur kortelę reikia žiūrėti, kaip susimokėti. Nu, žodžiu, einam susimokėti kažkaip. Aivaras savo paprastą nekreditinę kortelę negalėjo nusipirkti kavos, tai bandom su mama.
nereaguoja, nors irgi aš kreditinę kortelę. Ai, dabar jau... Tai gal aš į savo? Nori, reiks pats susimokėti. Please wait. Veikia. Net nepastebėjau dar, kiek nubrūkė euriukų, bet svarbu kavą jau turim. Šiaip žiauriai miegu, jau noriu jau parin lopkės, laukiu atsisėsti lėktuvą ir pamiegoti. Tikiuosi, kuo ilgiau miegosiu, kad greičiau tas beveik 12 valandų skrydis praeitų, nes šiaip šiandien naktį esam be miegų, išvažiavam tiesiai naktį į oro uostą. Nu ir ką, dabar jau atėjom į pasų patikrą, kadangi skrendam iš Europos į Ameriką, tai turim prisiduoti pasus, pasitikrinti. Nu ir ką, ir toliau lauk savo sekančio skrydžio. Žodžiu, vaikštinėju, dabar žinokit, jau vaikštau 20 gal 5 minutės, netoli 33 000 žingsnių ir tuoj bus 10 000, nes iš tikrųjų sėdėsim 12 valandų lėktuve, tai nieko nepajudėsim, lyg dabar iš karto, o valgysim. Ir turim snacksų tašiai ir ten maitinimą duos nemokamai ir, žodžiu, viskas all inclusive, tai kolorytės jau pradeda eiti į trasą. Aš varau toliau. Tai kaip gerai, kad buvau pradėjus vaikščioti, nes be vaikščiodama atradau, kad mes dar turim net ir pasus užsiregistruoti, būtent skrendantiem į Ameriką. Yra pasų registracija. Ką čia darys ir ką klausinės, dar neaišku, tai einam pažiūrėti. Tai paklausia, kur skrendam dabar pradžiai? Did you check any bags? Ar tą pačiakiną tagus darėm? We did it in Riga. Okay. Yeah. So, Murkamo, yeah? You received balance? Yeah. Nu ką, dabar beliko dar tik sulaukti porą valandėlių ir tadam! Tai viskas, mes jau lėktuve pagaliau, dar niekas nepakilė, sėdim, rušiuoja šią viską, bet esam labai pavargę, nes mūsų prieš tai naktis yra be miego ir tikimės visi pamiegoti ir, žodžiu, paskui jau, kai truputį pamiegosim, atsipūsim, atsigausim, papasakosiu, parodysiu, kaip čia pas mums lėktuve. Iš tos pusės turim kaimynę, o brolis sėdi per tarpuką. Mes jau skrendam nebe pirmą kartą, tai aš jau žinau, kad čia galim pasirinkti filmų krūvą. Daugumoje, aišku, jie anglų kalba. Po to žaidimukai, kas man labai patinka. Ir man patinka tai, kad, pavyzdžiui, galima čia žaisti ir rinkti rekordus prieš kitose kėdėse sėdinčius žmonės ir rodo ten, pavyzdžiui, kurioje kėdėje kas kiek ir surinkė. Tai aš mėgstu pasigalinėti. Po to yra muzikėlė, kur aš irgi mėgstu užsinės įsijungus. Tiesiog parelaksuoti, pamiegoti su ausinėm ir muzika gera. O daugiau čia gali TV show įrašytų irgi pažiūrėti ir Love It in the Air. Žodžiu, čia visokiausių reikaliukų yra, kad ta kelionė neprailgtų ir greičiau jinai baigtųsi, kad taip nebūtų nuobodu. Tai Aivariukas dar kažką skrolina, brolis irgi, bet jau mes visi pasiruošę miegoti, esam pavargę, dar kol kas stovim ant žemės, čia turiu kaimynę, bet jau irgi miega, tai visi čia tokie kaip mes. Čia dabar kai pakilsim, turėtų išjungti šviesą, užtraukti užuolaidas, tai žodžiu, čia tarpais bus ir pamiegojimai, ir valgymai. Ir, žodžiu, jie čia yra jau suplanuota valandom, kada kas čia vyks. Man atrodo, jau tam šviesa, ne? Yeah. Kažkaip tems, tai jau turėtumėm toj pajudėti. Jo, toj užuolaidas užtrauks. Įrodys kime. Čia dar vienas gražuolis sėdi už manęs, tai jisai užėmė mano bagažo vietą ir aš su juo ginčiaus.
Bet šiaip ne taip ir sprendėm, nenorėjom būti bjaurus, taip nusileidom ir pasiaukojom su savo tašėm. O kitą tašę tai esu pagrindinį rankenuką prisegus prie kojos, nesimato jaučiu. Žodžiu, esu prisegus prie kojos, kad jeigu užmigčiau, kad nieks nenuneštų. Nes ten pinigai, pasai ir, žodžiu, patys svarbiausi, brangiausi dalykai kelioniai. Nes visi kiti svarbiausi dalykai būna išvežti į Joniškį, tai daugiau nebeturiu ką, be pinigų, telefonų ir paso. Tai trumpa apžvalgėlė ir turim vištienytę. Po to sąsų, toks faina dėžutė nesimato. Salotas, į salotas gali nuo aliejaus užsipirkti. Danytė yra sviestuvo. O rūkytė čia Danytė, tai šilta dar fainai. Čia dar toks užkandukas. Ir čia turim pyragėlį. Su viena ranka čia sunku man viską daryti. Čia yra morkų pyragėlis. Fainai. Ir kolos gavom vandenuką, Aivars pasiėmė fantą. Ir visi pusryčiai tie patys. Spėjau pamiegoti visų pusę valandos, Aivaras miegojo mažiau. Man tai miegoji bent truputį? Ar miegoji bent truputį? Tai aš miegoju daugiausiai. Ką? Mažai vietos, tai nepatogu. Nelabai patogu man tai. Man irgi nepatogu, bet kai miega nori, tai nesvarbu. Dėl ko taip yra, reiks galbūt pasidomėti. Jeigu žinot, parašykit komentaruose. O čia rodo, kad mūsų galutinis tikslas Los Andželas, išvykom iš Kopenhagos, greitis, laikas ir, žodžiu, visos smulkmenos. Ir čia kiek liko dar skristi. Skrydis atrodo pasaulyje nenubėgus. Daugiau tokių yra. Liko valandėlė kelio, tik valandėlė beliko. Aš pusę laiko pramiegojau, Aivaras beveik nemiegojo. Kelionį besibaigiant dar gavom karštus sumuštinius. Tai supakuoti. Ir buvo sumuštinių ir buvo sulčių. Sulčiukų. Tai vat baigėsi mūsų kančias, tuoj prasidės pramogos. Yra kita kamera. Galima matyti, kada ratai pasieks žemę. Čia rodo tiesioginį vaizdą. Ir laukiam tuoj. Pasieksim Ameriką. Viskas, mes jau Amerikos žemėje. Šiaip žiauriai nemalonu net žiūrėti. Bye. Kaip žmonės netvarkingai palieka iš po savęs. Baisu. Kaip, nežinau, kaip atsilikusioj kokioj šaly, bet čia realiai ne dėl to, kad Amerika, o dėl to, kad turistai, kurie čia skrenda ir visur, ar tu į Aziją skrisi, ar į Ameriką, visur tas pats baisu. Ieškom dabar muitinės. Brolika, tu bandai internetą pasigauti. Auč, Aivariukai. Mums žiauriai pasisekė, nes mes neturim lagaminų. Čia mūsų pliusas, tai dabar einam kuo greičiau iki patikros, kad greičiau visą muitinę praeit, nes muitinės užlaikymas yra ne dėl to, kad ten jie nori iš tavęs kažką išpešti, o dėl to, kad tiesiog daug turistų vienu metu atvažiuoja ir nespėja visų patikrinti. Pažiūrėkit, kiek tuščių eilių ir kiek čia iš tikrųjų būna turistų. Žodžiu, oro uosto muitinį filmuoti negalima, tai aš čia pasislėpus, bet dabar tiesiog lauksim savo eilės, prisiduosim ir pranešiu toliau viską. Muitinės darbuotojas labai malonus pasitaikė, ten pajuokino, pakalbino. Tai esminiai klausimai, iš kur atvykot, kiek laiko būsit,
ar turit kur apsistot. Dar mūsų paklausė, ar nuomosimės mašiną. Nežinau, ar čia žinojo, ar tiesiog čia nais yra strateginis klausimas. Šiaip pasidomėjo, ką aplankysim, nes mes pasakėm, kad čia atostogų ir tripui atvarėm. Tai šiaip smagiai toksai, mes jam visi trys iškart paklausė, ar jie broliai. Ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Ne mano brolis, o jie broliai. Nu vareva, man negaila. Tai ką dar paklausinėjo, daugiau paklausė, kai pasakiau, kad mano brolis, tai tada paklausė, ar mes nedvyniai. Nu tai čia žodžiu standartiniai visų klausimai. Mes tryniai esam. Tai va, žodžiu, šiaip labai nuotaikingai nuteikė tas muitinės darbuotojas. O dabar einam ieškoti autobuso. Už 10 baksų kiekvienam turėtų mus nuvežti į miesto centrą. Nuo ten jau apie 15-20 minučių peškom ir mes jau pasieksim savo kambariuką. Mes žinojom, kad mums reiks susirasti Flyaway autobusą, bet čia buvo tiek daug žmonių ir viskas čia taip vyka greitai. Ir Aivaras dar norėjo nubėgti parūkyti, o parūkyti reikia tenai kaip visada kažkur toliau. Tai žodžiu, mes čia, kad patektumėm jau tik, nieko nebespėjau nufilmuoti, kaip tas autiks atrodo ir kur čia jisai randas, bet svarbiausia, mes jame sėdėm, mes neturėjom bilietų, tai turėjom nusipirkti su kortelė. Aš kreditinę kortelę priliečiau 3 kartus, tai nežinau, kiek man ten nuskaitė, turėjo po $10 būti. Tai pažiūrėsim, ką nuskaitys iš sąskaitos. Nu ir viskas, ir dabar važiuojame į miesto centrą, nuo ten apie, kaip minėjau, 15-20 minučių eit peškom. Tai pagaliau gal jau pasieksim kažkaip tą savo galutinį tikslą, final destination šiandien dienos. Jau čia nais vykst šerifų susirinkimas, jau kažkas sulaikyta. Tai išlipo mes iš autobuso, paleido mus Union Station ir dabar žygiuojam. Nu, čia nais apie 2 km peškom reikės dabar eiti, tai kiek šituo tuneliu eisim nežinom, tai tiesiog dabar ieškom. Panašu, kad čia yra metro stoties laukiamasis. Taip, labai prabangiai, sakyčiau, atrodo. Marmurinės grindys. Kokias minkštas kėdės, jeigu reikėtų laukti, patogu būtų. Mediniais atlašais. Va štai taip atrodo ta Union Station. Palmės kaip iš filmų. Nors atrodo ir Europoje tų palmių netrūksta, bet jos čia kažkaip kitokios. Ir 2 svironėliai. Aivariuks nelabai gražiai atrodo savo cigaryčių. O brolis su tašėm, da visi apsikrovė su tašėm. Nieko, tuoj atrasim kambariuką, pasidėsim, pailsėsim, žiūrėsim, ar dar čia šiandien kažkur patrauksim. Ar eisim ilsėtis prieš rytojaus turą. Mums pakeliui praeiti yra Los Andželo teismo rūmai. Čia nais matėm kamerų prisistatė, laukia kažkokios, tai turbūt įvykio aptarimo jau žurnalistai. O mes tiesiog savo kambario ieškom. Laukiam jau savo šviesoforo, bet to pačiu ir saulėlydį gražų pasižiūrim. Pagaliau pasiekėm savo kambarėlį. Labai įdomu, kaip iš čia atrodys vidai. Turistai Lituaną irgi, spėjau užsirakinti, reiškia saugų, jeigu netyčia. Ok, ieškam, kur šviesą įsijungti. Prilaikysi duris? Ok. Na. Čia belenkokios. Pasirodom visi kartu. Čia belenkokios karališkos lovos. Nu, Aivariukai, einam, aš išbandysiu. Išbandyk. Gerai. Man šiandien, kad ir raskladuškė, bet kokia man būtų tikė. Pagriūt. Na. Vos kaklą nesusilaužiau. Gerai, dar balkoną apžiūrėsim. Žinom, kad yra balkonėlis. Pažiūrėsim, ar gali kas nors čia įlipti? Knopkę paspausk, man draskyk. Spaudžiu. Nemoku. Nu, žodžiu, per langą parodyk balkonėlį. Romantika. Nu, parūkyti Aivarui pats tas bus. Rajono romantika. Ai, da greitai voniai bėgs, bet lovos, tai belenkokias didumas žiūri gerai. Žodžiu, tai va tokie reikaliukai, šiandien tikrai niekur nebeisim. Eisim tik ilsėtis.
Nebent į vietinę parduotuvytę dar kažkokį tais gėrimuką įsigyti. O taip atrodom po 26-28 valandų kelionės. Aivars jau vakarui žiūris kažkokį tais gal aliuką, bokaliuką, bet kas svarbiausia, kad čia bokalai yra, parodyk kokie dydžio, Aivarai. Čia yra ne puslitriniai, o kiek? 0,7, va. Čia ozais tais. Nu, žodžiu, pinta, bet čia pinta nelietuviška, kad ten 5,7, o čia yra, man atrodo, 700 ml vieną. Vienas, sakai, ne pats tas pat. Sunku parodyti, nes nesimato ant kameros, kokią kosminę dydžią čia tie gėrimai. O aš, ką dar noriu parodyti, kad, pavyzdžiui, Fantos čia va dideli dydžiai ir va braškių, ananasų, pas mus čia ekskliuzyvai ir kainuoja vieną skardinę po 3 eurus. Tai aš va pasimsiu mažą standartinę skardinę, bet braškių skonio. Tai sužinosiu, kiek kainuoja šito. Nes Lietuvoje tai žinau, kad beveik virš 2, netoli 2 eurų. Pradėkim nuo to, kad pas mus yra dabar po 6, jau beveik 7 vakaro. Yra apie 20 šilumos, tai labai fainai, nereikia striukių. Rytoj, nors jau dabar vakaras nebėra tiek 17. Rytoj dieną virš 20, tai tikrai eisim trumpom rankovėm, tai tas labai džiugina. O mano Fanta, kurią rodžiau parduotuvėje, tai sumokėjau $1.50, tai būtų apie €1.20. Tai amerikietiškom kainom tai čia yra labai mažai, o lietuviškom kainom tai dar brangiau iš tikrųjų. Tai vat palyginimui. Tiesiog palyginimui norėjau ir šiaip gert noriu. Ką tik suskaičiavau, kad iš Lietuvos iš namų išvažiavom prieš 27 valandas. Ir dabar jau esam visi lovytėse, ilsimės, dar scrollinam šiek tiek. Tad jeigu buvo įdomu žiūrėti šitą dienos vlogą, laikinkit, followinkit mano YouTube kanalą Brigapo ir taip žinosiu, kad jums tai patinka ir darysiu, reiškia, ir kitų dienų vlogus, nes aplankysim ir Hollywoodą, Los Andželą, daugiau vietų apžiūrėsim. Skrisim į Las Vegasą, važiuosim į kanjonus, turėsim 3 vidinius skrydžius, mašiną nuomosime savaitei, žodžiu, čia dar yra reikaliukų. Tai vat labai įdomu, ar man tęsti šitos vlogus, ar tiesiog niekam net neįdomu. Nuo to priklauso, jeigu jūs laikinsit ir komentuosit.